Maistas čia labai skanus, bet yra kelios priežastys, dėl kurių mes greičiausiai į šeimos restoraną Stasinė nebesugrįšim. Bet apie viską nuo pradžių. Šeimos restoranas Stasinė rasite kelyje tarp Panevėžio ir Kauno, Kėdainių rajone. Restoranėlio interjeras įdomus, kuo tai primenantis laukinius vakarus, kaubojų užeigą. Nežinau, kokios kainos pas kaubojus, bet čia kainos tikrai kaip Palangoje. Šaltibarščius vertinu, riebių 5 iš 5. Tie, kas mėgsta šaltas, tirštas sriubas, ją užsisakė, tikrai nenusivils. Gardžių sultinių, mėsos gausa bei lengvų aitrumų galėjo pasigirti Katinienės valgyta karčios sriuba. O liūdniausia, kad skaniomis sriubomis mėgautis trukdė tai, kad vos sumerkiam šaukštus į sriubas, mums pateikė pagrindinius patiekalus. Mažyti karkos gabalėlį bandyta lėkštėje kompensuoti dideliu kiekiu garnyro. Karka skani, bet pakelės užeigoj už tokią mažytę karkutę 14,40 tai jau žmonių apiplėšinėjimas. Vėlgi labai gražus ir su meile pateiktas patiekalas lėkštėje mamos kotletukai. Bet tai, kas pačiuose kotletukuose buvo sumaišyta sumalta mėsa, man labiau priminė kažkokį miltinį gaminį. Gal tai buvo batonas, bet mano mama kepdama kotletukus jo niekuomet nedėdavo. Tad reziumuoju, maistas paprastas, bet neprastas. Minusai, patiekalus suneša visus vienu metu, kainos aukštas ir plius jie čia nepageidauja su gyvūnais.